Iš pirmos pamokos mes turime Saulę, judančią iš vieno taško į kitą tašką. Dabar šios pamokos užduotis sukurti Saulei spindulius. Tam, kad sukurti spindulius, mes turim ant Saulės paspausti 2 kartus su pelyte ir įeiti į simbolį. Mes matome, kad scenoje pirmoji įėjom į simbolį 1. Dabar atliksim animaciją pakadriui, tai yra piešim ne viską iškart, o tiesiog kiekvieną kadrą piešime atskirai. Taigi, kopijuojame pirmą kadrą į antrą vietą ir perinam į antrą kadrą. Antrame kadre mes turime nupiešti bent kelis spindulius. Pasirenkam storį, spalvą ir štai šiek tiek kelis spinduliukus papiešiam. Toliau, antrą kadrą su keliais spinduliukais kopijuojam į 3 vietą. Perinam į 3 kadrą. 3 kadre dar papildomai pridedam spindulių. Na ir dar kartą pakartojam 3 kadrą, kopijuojam į 4 vietą, 4 kadrą ir perinam į 4 vietą. Ir dabar nusipiešiam daugiausiai spindulių, kiek Saulė gali išskleisti. Na, tarkim, užteks tiek. Viskas. Animacija atlikta, dabar patikrinam, perinam į pirmą sceną ir paleidžiam filmuką. Test movie. Štai kaip matote, Saulė labai gražiai skrenda iš vieno taško į kitą ir dar papildomai leidžia spindulius.